Ar žinote, kad tik pradėjus žydėti sodams, mes patys galime nustatyti, kiek kenkėjų turime obelyse, slyvose ar vyšniuose? Kiek turime kirminų, kurie sugraužia mūsų derlių? Kaip nuo to apsisaugoti, patars bendrovės MKDS komercijos direktorė Lina Mikulskytė. Jis sako, kad mokslininkai jau seniai sukūrė feromoninės gaudyklės, kurios leidžia stebėti ir reguliuoti kenkėjų kiekį. Feromonai jau naudojami labai senai, ekologiniai dažnai ūkiai naudoja tiesiog ir masinį gaudymą, tai reiškia, kad nedaro purškimo arba naudoja kažkokias kitokias prevencinės priemonės ir feromoniniam gaudykliai stengiasi sugaudyti kuo daugiau patinėlių, nes feromonas yra moteriškas skleidžiamas hormonas, ta patinėliai yra apgaunami, jie yra įviliojami į gaudyklės ir prilimpa taip, jie negali apvaisinti patelių ir nepadedam kiaušinėlio, neišsirita vikšrelis ir nieks neįsigriaužia į slyvą ir oboliuką. Tai mūsų tikslas yra pagauti kuo daugiau patinėlių, užfiksuoti jo skraidimo laiką ir apipurkšti slyvas insekticidais, kad jų būtų kuo mažiau ir jūsų vaisiai būtų sveiki. Yra sukurta daugybė feromonų. Feromonai dedasi į tam tikras gaudyklės, bet dabar šiuo metu jums atsivežiau parodyti 3 gaudyklės, kur feromonas yra įsotintas į klijus. Žodžiu, yra gaudyklė su pagrindinė apsauga ir klijai yra prisotinti feromonų, todėl kenkėjas tiesiogiai prilips į gaudyklę. Jums nereikia papildomai pirkti gaudyklių ir stebite tik tai, kas atsiras šiame ekranėlyje. Jeigu čia pastebėsite kenkėjus, jūs ir imatės veiksmo, purkšti arba nepurkšti, daugiau kabinti gaudyklių, sugaudyti kenkėjams. Sodininkai tikriausiai labiausiai susidarė su didžiausiam problemom, kai yra kirmeliukai slyvose ir oboliuose. Taip pat augina kaštonus, kai kaštonų lapai būna pažeidžiami, kaštoninės karšakandės. Taip pat labai didelė problema yra buksmedinis ugniukas, kada yra nepastebima, kada atskrido kandis, o pastebima jau tik tuomet, kada vikšras baigia nugriaužti lapus. Laidoje Svajonių sodai rodėme ne vieną sodą iš Prancūzijos ir Anglijos, kurio šeimininkai teigia, kad su buksmediniu ugniuku kovoja būtent feromoninių gaudyklių pagalba. Kadangi yra 3-4 generacijos Lietuvoje, yra klimatas šiltas, jie vis nuolat apsilanko prie buksmedžių. Tai pakuotė yra 3 vienetai. Veikimo trukmė yra 4 savaitės. Dirbdami su feromonais dėvėkite pirštinės. Mes turime saugoti feromoną nuo žmogaus kvapo. Buksmedinio ugniuko, pavyzdžiui, feromonas atrodo taip. Tai yra tokia gumytė, jinai prisotinta stipriai feromono. Mes jį dedam į laikikliuką gaudyklės ir gaudyklėje feromonas spinduliuoja per šitą vietą. Pritaukia patinėlius, patinėliai įskris į gaudyklę ir ten paskęs. Kada mes jau matome, kad ten yra kenkėjų, imamės irgi buksmedžio purškimo. O kaip veikia feromoninės gaudyklės vaismedžiuose? Slyvos žydės pačios pirmos, todėl gaudyklės turi atsirasti pačios pirmos jūsų sode. Obelys žydi vėliau, o slyvos pradeda pačios pirmos. Todėl kabinam irgi žydėjimo pradžioj ir stebime, ar neatsirado kenkėjas. Keičiam taip pat po 8 savaičių. Jeigu matote, kad gaudyklė užsiteršia dulkėmis, žiedadulkėmis ir sunkiai limpa, ją keičiame anksčiau. Kuo geros Ferozip Smart gaudyklės, kad jos yra paruoštos naudoti, reikia tik tai išimti iš pakuotės ir pakabinti ant medžio. Veikia 8 savaitės ir turi papildomą apsaugą, kad paukštukams ir bitėms nekeltų pavojaus. Ar svarbu paminėti, kad obolinis vaisėdis turi 2 generacijas, todėl pakabinus žydėjimo metu nepamirškite jas pakeisti kitomis, kad antroji generacija taip pat įkliūtų jūsų gaudyklę. Gaudyklės Ferozip Smart kabiname žydėjimo metu ir tęsiame jų naudojimą iki Liepos mėnesio. Ant medžio kabiname po 2 gaudyklės ir stengiamės pakabinti ne pietinėje pusėje, o pietvakarinėje, kad saulė labai jų nekaitintų.
Dar svarbu pasirūpinti kaštonais, kurie kasmet nukenčia nuo kaštoninės keršosios kandelės. Jeigu maži kaštonai, tai jūs galite pagavę kenkėjus nusipurkšti, bet jeigu yra dideli medžiai, tada stengtis gaudyti tik tai gaudyklėmis. Nuo kada iki kada turi kaboti? Taip, dabar jau pradeda atsirasti pirmieji kaštonų lapeliai, taip kabiname pačioj pradžioj balandžio ir laikome gaudyklės iki spalio, keičiame kas 8 savaitės.